Pernai išrinkti Panevėžio miesto vadovai savivaldybėje dirba jau kiek daugiau nei metus. Pasak administracijos direktoriaus Tomo Juknos, per šį laiką savivaldybės administracijai sėkmingai pavyko perimti buvusių vadovų darbus, pabaigti kai kuriuos nebaigtus projektus bei suplanuoti ir įgyvendinti naujoves mieste ir savivaldoje. Eilės galerija ten iš tikrųjų buvo toks jau problematinis, su teritorijų planavimu tikrai buvo sudėtinga situacija. Tačiau tas problemas visi kartu drauge su tarybos nariais išsprendėme ir buvo iš tikrųjų padaryta nemažai gatvių įvažų, tai yra 13 berods įvažų, 7 gatvės asfaltuotos, 9 pagerintos gatvės, tai iš tikrųjų vėlgi buvo darbai padaryti, suspėti laiku, nors buvo tam tikrų ir sunkumų, ten buvo su pirkimais įvairiausių tokių problemų. Tačiau įsprendėme laiku ir suspėjome iki tos gruodžio 15, kada reikia tos darbus padaryti. Pernai būtent vėl pradėjo veikti visuomeniai naudinga veikla. Tai vėlgi vienas iš tokių projektų, kas ilgą laiką buvo neįgyvendinta ir jau Panevėžys buvo vienintelis miestas, ko gero, kur ta veikla nevyko. Ir šiai dienai iš tikrųjų ta priemonė pateisino, turim tikrai labai daug ir dar žmonių, kurie ir nori, ir sutinka, ir net girdėjau, kad keli susirado ir pastovų darbą per tą visuomenį naudingą veiklą. Tomas Jukna pripažįsta, jog 2015-aisiais Panevėžio miesto savivaldybė spėjo įgyvendinti ne visus darbus bei idėjas, tačiau jau tuomet buvo pradėti nagrinėti kai kurie šiemet priimti sprendimai. Pavyzdžiui, daugybė diskusijų ne tik savivaldybės ar miesto tarybos, bet ir miestelėnų gretose sukėlusi švietimo reformą. Manau, kad viena iš stiprybės šios tarybos, šios administracijos, sakykime, kad ir sugeba vis dėlto priimti ne tik tai nepopuliarius tuos sprendimus, bet sugeba priimti ir sudėtingus sprendimus, kurie, sakykime, dalį bendruomenės iš tikrųjų labai skaudus, bet kitai daliai iš tikrųjų yra labai naudingi ir jie efektyvūs tie sprendimai. Tai galima pasakyti būtent dėl mokyklų tinklo pertvarkos, tai manau, kad vienas iš sprendimų priimtų, kuris tikrai reikėjo jį priimti ir manau, kad tai bus įgyvendinta laiku taip pat. Tačiau savivaldybės vadovai ties nuveiktais darbais neapsistoja. Administracijos direktorius Tomas Jukna teigia, jog planuojama, kad šiais metais Panevėžio miesto savivaldybė pasirašys sutarčių, kurių bendra vertė sieks daugiau nei 7 milijonus eurų. Žadam iš tikrųjų urban projektus jau pradėti ir vieni iš pirmųjų tai bus Janonio gatvė ir kultūros ir poilsio parkas, toliau seks ir kitų parkų tvarkymas. Na ir galiausiai po to būtent šitos visos laisvės aikštės, kurioje stovime, senvagės, bendruomenių rūmai, autobusų stoties prieigos, tai bus visi tie projektai vykdomi, sakykime, manome, kad galbūt jau ir vėliau šitie, bet pirmiausia pradėsim nuo tų, kuriems jau kaip ir viskas aišku. Tai jau 15 metais pasirašėm sutartį dėl apšvietimo gerinimo. Čia bus, reiškia, Elena toks projektas ir priemonė, galima sakyti, ir ten bus atrenkama ESCO įmonė. Dabar yra nupirkti konsultantai, jie kainuoja maždaug apie 200 000 ir tada jau už 4 milijonų bus tvarkoma viso miesto apšvietimas. Tomas Jukna teigia, jog apie savivaldybės nuveiktus darbus byloja ir 2015 biudžeto vykdymas. Panevėžio miesto savivaldybės skola sumažinta daugiau nei 6 milijonais eurų. Tačiau kol kas savivaldybės įsiskolinimai vis dar viršija 19 milijonų eurų. Tad pasispausti reikės ir šiemet, kaip ir įgyvendinti miestui svarbius projektus.